pas urologą. Eikit, eikit. Gal ne urologą? Ne, aš be siuntimo. O jeigu eini be siuntimo, tai Lietuvoje... Tai tada pasiunčia. Ai, aš Tai Lietuvoje visi daktarai yra urologai, nes vis tiek ligonių kasos tai nemoka. Na, žinot, aš pasakysiu. Eurai. Kiek prisiunčia? Kiek pasiūsti? Sveikatos ministerija pasiuntė. Nu nieko, mes jam keliuką geografiją grąžinsim. Aš tai šitą noriu pasakyti, kad aš savo pinigų niekada nemokėsiu už tokius dalykus, nes nu kaip galima mokėti už padarytą daiktą. Labai teisingos jūs laikotės. Aš tai sakyčiau, kad kuo daugiau lankykitės Palangoje, ponė, tai jums padėkos ne tik kūnas ir siela, bet ir pačios šitos ligonių kasos padėkos. Va pasižiūrėkit, kiek žavaus senjoritų čia renkasi. Ai, jie su raudonais žandais, dievutė tema. Įsijunk klausos aparatą, viskas gerai. Įsijunk, bonusė. Balantas. Žinot, aš prieštaraučiau, kad pažiūrėjau šitą raudaus skruostį, senjorais vadinti, žinokit, negražu. Nu, mes ne kokį Ispaniją, aš prie visos padarau. Nesupratau, tai ką jūs norite mus vadinti tiesiog, o tai pensininkas? Ne, pensininkas, jūs nesutiku, tikrai žeminantis žodis. Žeminantis, aš žinau, kad mama, kad jeigu pastebėti, aš esu įsilavinimo sužalotų veidų žmogus, aš analizuoju. Suprantate, tai aš galvoju, kad aš žodį būč, kaip lietuviška, ane? Ar yra plojimų pačiame yra? Nu pasiklausykit, taigi labai taip jau karingai, sakyčiau, skamba tas žodis. Netgi pats Maironis aiškinama, ne veltui bočiai tėvynę gynė. Nu labai karingai taip kažkaip. O šitą nepramaščiau, kaip gerai. Nu, o ko čia man neparėkti, kai jau vaiko valiai žemė kvepia? Aš kaip jį parėkausi. Ne, tikrai, tada žiūrėkit, jeigu mes tada senjorai ryškia bočiais ir šas tada privalėsi kaip pas kažkaip kandidatūrą. O aš gulu tik tai ant nugaros, kaip komanda sako, būti. Nu tai kažkaip tikrai norėtųsi poetiškiau kažkaip. Pavyzdžiui, žilagalviai ir žilagalvės, kaip jums? Nu čia tas pats, kaip jūs visą salę pavadintumėt velniavodeliais. Tai žinote, nevodeliais, apie ką jūs galvojate? Nu vieškate tokius pelnus nežinot ant kako, bibliotekose korupcija, didiniai žinoti posakio. Žiūrė galbūt dalės atako. Nu vieškate. Parodykit man čia nors vieną senjorą arba močių. Va, pacaras labas. Nu tai jau man dar labai patinka žodis sengalvėlė. Ne, nu aš jūs man, jūs galite atstoti nuo tos galvos. Nu galite čia padaryti. Jie taip jūs spėlose, kai jos lenda. Nu būkit jūs tokia man didelis įlavinis. Viskas aš Tai gal tegul mus vadina tiesiog taip senoliais. O! Pagerą mintį pakišot. Na, ką pakišau, kur pakišau? Mes nesenstam. Oi, ponė, nu ką nesenstam, jūs geriau pavadykite savo nuotraukų albumą. Nesenstam. Nereikia čia manęs išeidinėti. Turiu aš privalumą ir iš nugaros ir iš priekio, ane? Pažiūrė mane ten. Matykis kaip sentė. Mes grįžėkit, mes nesenstam, mes amžėja. O, girdėjau šitą žodį, amžėja. Girdėjau. Pažiūrėkite, kaip gražu. Va, jie amžėja, mes amžėja. Parodykite, kaip paimkite. Ir, viens, galite tiktuką. Tik, nemokate pravisat. Ir, nesisverti. Viens amžėja, šiek mes amžėja. Žiūrėkit, vadas, kada tai gražu. Nu, suprat, kaip išeina įdomu, tai vadinasi, jūs amžiukė ir aš amžiukė. Taip, amžiukė, čia visi amžiukai. Nevardo, bent jau. Šitą taip gražu įsivaizduojat, eina senelis su anūku, tai taip išeina mažiukas su amžiuku. Žiūrėkit, apie šiandien per ilgai kažkaip tai čia pagalvoja, mes gal reikia kažkaip žmonėm dainų. Norite dainuot? Kad jie visi sėdi, Nu, tai kur dar ką? Dėkis po šalinę, va? Aš jau negirdau. Ne, nu, ne, Vienas retro, viskas, šiandien.